išskirtinis festivalis, be to, kad jis vyksta prie jūros. Čia žmonės 4 dienas gyvena. Jie gyvena alsuodami nuostabia gamta, kultūra, menais, kuriuos mes jiems čia duodam. Ir ne veltui šiais metais turime Oskaro Koršunovo teatrą pakvietę, kadangi šių metų tema yra labiau meilė, tai rodomas ir Viljamo Šekspyro spektaklis Vasarvidžio nakties sapnas. Bus dar mažiausiai 6-7 teatrai su savo spektakliais. Bus dar begalės meninių instaliacijų, performansų, labai daug turėsime socialinių projektų, kaip kraujo donorystės centras, kaip beglobių gyvūnų ten prieglauda, kurie čia tiesiog bus galima susipažinti, apžiūrėti gyvūnus. Turėsime pagalbą daiktais, galvok žaliai, ta prasme ekologiją skatinam, rūšiuoti šiukšles ir panašiai. Čia žmonės gyvena. Čia tik atvažiuoja ir iš karto yra kažkokia teigiama, pozityvi nuotaika. Ir tas, man atrodo, čia yra labai gera vieta festivalį, labai gerai, kad jisai čia vyksta.